Labadiena. Visų pirma, atsiprašau už savo balsą, bet gera naujiena yra ta, kad ne manęs didžiąją dalį laiko reikės klausytis, o pašnekovų. Ir kadangi jau diskusija yra apie pinigus ir kiek kainuoja švietimas, o pinigų per daug niekad nebūna, jų būna tik tai per mažai, tai ir klausimas yra toks, kad mes daug kalbam apie investicijas į švietimą, reikia investuoti į tą švietimą, į aną, į trečią, į ketvirtą, o ar yra švietime kas nors, į ką nebūtina investuoti, kur būtų galima sutaupyti, kur būtų galima sutaupyti resursų, kuriuos paskui perinvestuojam kitur. Tai ar tikrai viską švietime būtina investuoti? Prašom. Tai žiūrėkit, aš iš principo prieš tai turėjom labai gerą diskusiją, tai Lietuvoje labai daug atsiranda dalykų ir mes niekuomet reformuodami nepasakom, ko mes nebedarysim, ar ne, bet para turi tas pačias 24 valandas, žmonės turi tuos pačius žmogiškuosius išteklius, savo asmeninius gyvenimus, visą kitą. Tai aš, kai kalbu apie švietimą, aš visuomet keliu klausimą, yra tokia savoka atnaujinti, tai yra pagerinti tai, kas egzistuoja, gerai veikia ir reikia tik labai mažo finansinio indėlio. Tai antra savoka yra tobulinti. Tai šiuo atveju mes iš esmės tobulinam tai, kas netobulai egzistuoja, ar ne, ir transformuoti, tai keisti ir atsisakyti. Tai man atrodo, kad visas švietimas Lietuvoje konstruojamas ant galimybės tobulinti visų pirma. Vis tobulinam ir panašiai. Tai aš tai tikrai matau daug galimybių atsisakyti, čia reikia drąsos svajoti ir surasti tam tikrus variantus. Aš kaip pavyzdį sakysiu, pats būdamas pilietinio ugdymo mokytojų, o gal nereikia pilietinių ugdymo pamokų ir atiduoti nevyriausybiniam sektoriui, apie ką Lietuvoje diskutuojama 20 metų, ir atiduoti tuos pinigus nevyriausybiniam sektoriui, kad būtų aktyvi veikla, patyriminis mokymas jaunimo organizacijom gal tuos pinigus atiduoti. Ir beveik galiu pasakyti, kad tai bus apie kokį 15 milijonų per Lietuvą per vienus metus. Čia pavyzdys, galėčiau daugiau. Aš paliečiau pilietinį ugdymą, nes pats esu mokytojas to dalyko. Labadiena. Tikrai paimtas geras klausimas, ar gal mes visko čia turime ir reikėtų kažko atsisakyti. Tai, turbūt visi žinote ir visi sako, pinigų švietimui trūksta, pinigų švietimui reikia vis daugiau ir daugiau, bet jeigu pažiūrėti į mūsų Europą pačią, kurioje mes gyvename, tai Lietuvos BVP dalis švietimui, kuri yra skiriama, yra didesnė negu ES vidurkis. Ir lenkiame tokias šalis kaip Vokietija ir Austrija, kurios, sakykime, pramoninės pažengusios šalis. Ir atsiliekame nuo šiaurės šalių. Tai kalbant iš mūsų, sakykime, įmonių, inžinierinių, technologinių įmonių pusės, be abejo, mes turime daugiau investuoti į švietimą, nežiūrėti, kad ten vokiečiai galbūt mažiau tą daro. Mes turim daugiau tam, kad juos pasivyti technologiškai, kad turėti daugiau žinių, daugiau turėti įgūdžių, ir tada įgauti ir patirties. Tai vienas dalykas. Dabar dėl atsisakymo, tai jeigu mes sakome, kad mes turim daugiau pinigų biudžete, dalis biudžetą procentinį, ne išraiška piniginė, bet procentinė daugiau negu Vokietijoje, gal iš tikrųjų galėtum pasižiūrėti, kaip prieš tai, reiškia, kalbėjo apie tai, kad gal mes per daug išsitaškom, išsibarstome, vien dėl to, kad neturime prioriteto. Dėl to, kad neturim prioriteto, o kokio mes švietimo norime. Ir prieš tai dar buvusi diskusija buvo apie tai, ar mes matome ir žinome, kur einame. Tai turėkime tikslą ir mes, sakykime, visą laiką pasisakom apie tai, kad turi būti aiškus prioritetas, fokusas, kur Lietuva turėtų eiti, turėdama ribotus išteklius. Turiu omeny tiek žmogiškuosius, tiek ir finansinius. Ar mes norime būti technologijų šalis, ar mes norime būti, nežinau, kažkokia sporto šalis, ar kultūros šalis ir taip toliau, ir taip toliau. Visur mes nebūsime lyderiai, visur mes nebūsim patys geriausi. Darykime prioritetą ir nutarkime, kur mes norime matyti save po 5, po 10 metų. Ir be abejo, pagrindinis turbūt tikslas, jeigu jau ką nutarėme, tai laikykime to plano. Nes labai gerai mes nutarėme, nusprendžiame, pagrojame fanfaras ir po to kažkaip tai viskas užsimiršta toje, reiškia, rutinoje ir pasimeta.
Pratęsiant tą kalbą apie patirtį ir pinigus, tai investuotojų srityje yra toksai posakis, kai du žmonės susitinka, vienas turi pinigų, kitas patirties, jie paprastai išsiskiria taip. Tai yra tas, kuris turėjo pinigų, išsiskiria su patirtim, o tas, kuris turėjo patirties su pinigais ir patirtim. Tai šitoj vietoje, ko gero, kad mes patirties neturim, reiškia, dar kol kas yra ta fazė, kai reikia atsiskirti su pinigais ir įgauti patirties. Tai yra liūdnoji dalis. Bet šiaip pratęsiant tą statistiką apie tai, kiek mes investuojame, tai iš tiesų mes investuojame daugiau negu ES vidurkis, jeigu ten 4,9 nuo BVP, tai mes apie 5,1. Mumis lenkia taip skandinavai estai, tik tai estai lenkia dėka to, kad jų 3 metus susitraukia ekonomika. Tai jie ne tai, kad finansavimas didėja, bet ekonomika traukėsi ir procentiškai auga labai stipriai, tai čia irgi tokia ekvilibristika yra. Dabar į ką atkreipčiau dėmesį. Mes turime naują etapą, politinį etapą, kuriame dabar girdime daug pažadų, turime vyriausybės programos nuostatus, kurie yra skelbiami, ten yra daug gražių pažadų, bet į ką atkreipčiau dėmesį, kad mes turime problemą, kad tame tarp ir švietimas ir visos kitos sritys Lietuvoje, mes tampame tą pačią paklodę, bet nematome visos paklodės. Tai yra, matome tik tai savo dalelę, kurią mes turime. Ir problema yra tame, pavyzdžiui, kas mažiausiai finansuoja šiandien dienai švietimą? Airija. 2,9%. Taigi jie idiotai ar kaip yra. Bet jie turi Google, turi duomenų bazės, turi technologijas, turi absoliučiai viską. Problema yra tame, kad tas pyragas, kurį mes daliname, yra per mažas. Tai yra tiesiog, airių ekonomika vienam gyventojui yra daugiau negu 2 didesnė, beveik 3 kartus didesnė negu Lietuvos. Ir tau užtenka 2,9% skirti tam, kad patenkinti poreikius. Ir čia esminė problema, nes mes patys savo gyvenime procentų nevalgom. Mes valgom atlyginimą, kurį gauname mėnesio gale. Tai čia yra esminis dalykas, kiek eurų yra padalinama ir kiek yra suvalgoma. Ir jeigu mes dalinsime tik tai procentais, ir politikai dažnai nusuka į tai kalbas, kad va čia tiek procentų, ten gynybai tiek procentų, o kas slypi po tais procentais, kiek mes turime pinigų. Ir čia yra tarpusavy susiję, kad klausimas, kiek kainuos mūsų ateities švietimas, jis kainuos daug, jis turi kainuoti daug, dėl to, kad tai yra ateitis ir mes negalime būti sporto šalimi ar ten kultūros šalimi, mano akimis tai yra šalutiniai produktai, kurie kaip ciniškai beskambėtų, bet tai yra šalutiniai produktai, kurie atsiranda sukūrus normalią ekonomiką, kuri paremta technologijoms. Nes nuo to laiko, kai mes išradom ratą, tai mes vystomės tik tai dėka technologijų, nieko kito. Ta prasme, technologija priverčia šalį ir bendruomenę judėti į priekį. Jeigu mes neturime technologijų, mes tada pradedam plėšyti pyragą, kurio neturime. Ir čia yra esminis dalykas. Ir mes turime būti technologinė šalimi. Pasižiūrėkime, kas šiandien dienai pirmauja. Pirmauja Jungtinės Amerikos valstijos. Kas antri? Kinai. Kas daugiausiai investuoja į pasaulyje į technologijas? Kinai ir Jungtinės Amerikos valstijos. Jeigu Lietuva sako, kad mes būsime labai super technologiški ir labai žali, gaminsime žalią energetiką, tai įsivaizduokite, Kinai saulės elementus investuoja pasaulyje tiek, kiek visas pasaulis kartu sudėjus. Kas bus žalioji šalis? Kinai ar Europa? Labai didelis klausimas. Tai čia yra esminiai dalykai, tokie, kad mes visų pirma turėtume žiūrėti, čia vėlgi labai koncentruota konferencija, kur vėlgi žiūrime į paklodės tą skiautę ir tą skiautę bandome tampyti, ar jinai pakankama ar nepakankama, bet visų pirma reikia to labai didžiulis poreikis yra žiūrėti į visą paklodę, kaip ją padidinti ir paskui teisingai padalinti. Ir susidėti be abejo prioritetus, nes visko finansuoti negalime, nes ten, kaip pavyzdys, vėlgi pas mumis ten labai keista, mes finansuojam apie ES vidurkį, bet pavyzdžiui, pagal pirminio lavinimo šaką Europoje esame antri po Liuksemburgo, pagal kaip mes pirmokus mokinam, kiek skiriam pinigų iš viso to pyrago. Tai gal ir gerai, o gal ir blogai, aš nesu šitos srities specialistas, bet man atrodo anomalija. Aš esu skaičius žmogus, man pagal skaičius, besiruošiant šitai diskusijai, žiūrėjau, man atrodo anomalija. Jeigu mes po Liuksemburgo esame antri, pagal tai, kiek investuojame į pirminį išsilavimą. Ta pirmokus, ta prasme, primary. Tai va čia yra daug tų anomalijų, mes dar matau turim daug laiko, tai turbūt apie tas anomalijas ir pakalbėsim. Kadangi esu savivaldybės vadovas, galiu pasakyti, kiek mes biudžete skiriame lėšų. Tai nuo mūsų biudžeto 32% yra skiriama švietimui. Ar tai yra daug? Manau, kad antroje vietoje esanti socialinė rūpyba, kuri gauna 15%, pasakytų, kad švietimas gauna tikrai daug. Tai jeigu savivaldybės biudžetas yra 56 milijonai, tai 20 keli yra skiriama švietimui.
Bet tada, kai pradedi analizuoti visgi tą visą pyragą, pamatai, kad didumą suvalgo pedagogų atlyginimai, toliau eina mokyklų išlaikymai ir panašus dalykai. Ir tada kitas klausimas, tai kurioje vietoje čia, pavadinkim, lieka vaikas, kuris pagrindinė ašis turbūt šito dalyko ir visi supranta, kad investicijos į vaiką tai yra investicijos į ateitį. Pats auginu 2 paauglius, vienam 11, kitam 15, bet kuomet mano vaikai grįžta iš mokyklos ir sako, žinai, mokomės, dukra 9-okė, mokomės iš 11 klasės vadovėlio ir mokomės iš 8, nes neturim vadovėlio, aš tada galiu klausti, tai ką veikia funkcionieriai, kodėl taip yra, kad atrodo investicijos kaip ir didelės, bet vaikai neturi iš ko mokytis. Tai vėlgi aš manau, kad yra pagrindinis dalykas prioritėtų klausimas, kaip mes jį pastatom ir ką. Visi sutarėm, kad švietimas yra mūsų valstybės prioritetas, bet vėlesniuose procesuose kažkas pas mus pasimeta ir turim galutinį produktą, mano galva, pervargintą vaiką, pervargintą mokytoją, investicijas didelės, o rezultatą, nežinau, gerą ar blogą, spręsti jums. Labai skausminga vieta buvo paliesta apie pervargusį pedagogą, vaiką, bet žinokit, ir tėvai yra pervargę. Nes aš turiu irgi tokių vaikų, kurie ruošia namų darbus ir tai yra tikrai nenormalu, kai reikia 9 vakaro, nes vaikas grįžta iš užsiėmimo kažkokio tai užklasinio, 9 vakaro sėdėti ir ruošti namų darbus. Aš savęs ir žmonos klausiu, kas čia per nesąmonė. Tai ta prasme mes turime neturėti nei aš gyvenimo, nei iš mano šeima gyvenimo, nei mano vaikas turi neturėti gyvenimo, kad jisai galėtų ne tik tai pavakarieniauti laiku, bet ir namų darbus laiku paruošti. Aš jeigu galima papildysiu tą temą. Praeitą savaitę turėjau diskusiją su gimnazistais. Tokią gražų renginį turim Švenčionyse gimnaziją, naktis mokykloje vadinasi. Ir turėjau gerą progą susitikti su jaunuoliais. Nežinau, ar tai neformali aplinka ar formali, bet atėjo apie 30 moksleivių nuo 9 iki 12 ir tiesiog uždavinėjau paprastus klausimus, kaip jie jaučiasi mokykloje. Tai mano vienas iš tokių klausimų pirmųjų buvo, ar lieka laiko bendrauti su draugais. Jie pasakė, kad laiko nėra. Sakau, tai kodėl nėra? Tai sako, lieka arba pamokos, arba būreliai, arba pamokos. Tai jeigu mes kalbame apie vaikus ir investicijas į vaikus, tai ką kalbėjo gerbiamas Marius, tai iš tikrųjų tėvai daro namų darbus, tėvai stebi, kaip vaikai sprendžia namų darbus, bet nėra suprantama, kai vaikai tos namų darbus daro iki 12 valandos nakties ar panašiai. Tai kalbant į tai, ko reikėtų atsisakyti, nesakau, kad reikia namų darbų atsisakyti, bet galbūt pagrindus reikėtų sudėti taip, kad nebereikėtų grįžus namo 5 valandas klaidžioti labirintuose ir klausimas, kaip tam klaidžiojime pasiekia kažkokį teigiamą ar gerą rezultatą. Na, taip. Aš gal labai trumpai sureaguosiu, kadangi čia aš iš tų mokytojų, kuris gauna didžiąją dalį, suvalgo tų atlyginimų, tai vėl jūs labai teisingai pastebėjot kai kuriuos dalykus. Mes tikrai marketingo prasme neaiškiai ištransliavom, kokio rezultato mes siekiame, ką mes investuojam, ar ne? Važiuodamas čia aš peržiūrėjau pradinių klasių visuomenės mokslų vadovėlius, programas ir man iškilo klausimas, kas galėtų parašyti vadovėlį tokiai programai. Niekas, todėl kad ten reikia dirbti mokytojų be vadovėlių, bet mes to garsiai nepasakėm, nes ten jeigu rašom apie demokratijos gyvenimo būdą klasėje, mokykloje, tai koks vadovėlis gali būti paaiškinti, kaip mes gyvenam klasėje. Tai aš galvoju, kad čia mes labai dažnai pasimetam, į ką mes investuojam. Tai va, aš galvoju, kad labai daug tų turim pokyčių ir neapsibrėžiam, kokio rezultato norim, kas buvo prieš tai mūsų diskusijoje kalbėta, ar tos iniciatyvos iš apačios, ar aiškiai inžineriją užsiimam iš viršaus. Tai aš galvoju, kad tol nebus tai investicija, kol tu nežinosi, kokio rezultato tu sieki. Tol tai vadinsi išlaidomis, atvirai kalbant. Nes tai yra išleidžiami pinigai. Dar replikų? Aš gal tik tai papildysiu. Mūsų galva pirmiausia sudėliokime akcentus. Tai kur investicija yra? Į vaiką ar į mokytoją? Tai mes sakyčiau taip.
Pirmiausia, turime investiciją eiti į mokytoją ir turbūt, jeigu mes sakome, kad prioritetas yra švietimas, mes sakome, prioritetas yra švietimas, nes po to yra tik tai visi šalutiniai produktai, kas iš to išeina, ne? Išsilavinęs žmogus su reikalingom žiniomis, įgūdžia ir patirtimi kūrė gerovę, ne? Nesvarbu, kur jisai dirbtų, ar versle, ar gamyboje, ar paslaugų sferoje, ar viešajame sektoriuje, teisingai. Tai į mokytoją turi būti tai didžiausia investicija. Šiai dienai visi kalbame apie mokytojų trūkumą, o dar didžiausias ir opiausia turbūt apie tiksliųjų mokytojų. Ne, fizikos, matematikos, turbūt skaičius girdėjote, šiais metais į pedagogikos studijos 1 fizikos, ne, 3 chemijos mokytojai ir 11 matematikos. Skamba, žiauru. Tai jeigu tai būtų Švenčionių rajone, taip, tai aš sakyčiau, tai kaip ir viskas gerai, ne? Bet kai tai yra per visą Lietuvą, tai yra, jau galima sakyti žodis, tragedija, ne? Nes mes ir toliau, reiškia, kaip bendruomenė mokytojai senstame, ne? O naujų neateina. Tai mes sakom, 2 vidutiniai atlyginimai. Kaip jums taip atrodo? Mokytojo vidutinė alga turi būti 2 vidutiniai atlyginimai. Skamba žiauriai ir ministerijai mes taip kalbame ir jie sako, ne, biudžete nėra pinigų. Mes žinome, kad nėra pinigų. Tada mes sakome, kaip Marius, tai paauginkime tą pyragą. Kas pyragą augina? Kompetentingi, kvalifikuoti žmonės. Tai reiškia, mes esame tame rate, kad tą pyragą gali užauginti tik žinias ir kompetencijas turinti žmonės. Kas kūrė kompetencijas, kas kūrė didžiausią pridėtinę vertę, tai mes žinome. Tai yra ir va tos išsivyščiusios technologijų šalys vedančios, ne, informacinės technologijos, biotechnologijos, ta pati Airija, ne, ir inžinierinės technologijos. Viskas tai yra 3 pamatiniai verslai, kurie kūrė didžiausią pridėtinę vertę. Aš nekalbu apie finansinį sektorių, nekilnojamą sektorių ir taip toliau, bet turbūt čia tokie pamatiniai, labai dideli. Tai mokytojas turi būti numeris 1. Tada mes sakom, okei, nėra pinigų, visiems negalima mokytojams pakelti atlyginimą. Tiesa, nes biudžetas yra toks, koks yra. Imkime ir segmentuokime arba nesegmentuokime, o nustatykime prioritetus. Kaip versle, jeigu tau trūksta to specialisto, ką tu darai? Tu nekalbi, kad ta profesija yra labai garbinga, ta profesija yra labai prestižinė. Tu moki didesnį atlyginimą. Pinigai ir vertė kūrė prestižą, o ne žodžiai. Tai padarykime tą profesiją ne tik garbingą mokytojo, nes jinai tikrai garbinga, padarykime ją prestižinę, nes tik tai eurais mes galime pasakyti, kad tai prestižinė arba neprestižinė. Paimkim BMW, Audi ir taip toliau. Ar jis kainuoja ten pigaus automobilio kainą? Nėra tokia, nes jisai yra prestižinis, taip? Tai mes ir sakom, padarykime mokytojo profesiją prestižinę per eurus. Tada nėra pinigų, segmentuokime, žiūrėkime, prioritizuokime. Trūksta matematikos, fizikos. Mokėkime tiek, kaip ir versle, kur trūksta specialistų kompetencijų, mes keliame atlyginimus, mokam didesnius atlyginimus, kad būtų sukurta kas? Pasiūla, nes dabar paklausa yra, pasiūlos nėra. Ir tada ateis, mokytojai labai greitai neateis. Jaunų vaikų rinktis pedagogikos studijas, taip va čia dabar neateis, o jeigu ir ateis į rinką po 4-5 metų. Mums reikia pritraukti mokytojus iš verslo. Ir tik iš verslo mes galim pritraukti per pinigus. Be abejo, sudaryti ir tarp sąlygas geras, nes, kaip sakė, mokytojai vargsta ir taip toliau. Čia jau reikia ir kitą dalyką, nes žmogus turi ne tik uždirbti, bet jis turi jausti prasmę. Jeigu jisai sėdi popieriuose, tai prasmės jis nemato, ne? Tai iš verslo pritraukiant žmonės mes galime tik tai per atlyginimą ir per, sakykime, sukurtą, tarkime, tą darbo aplinką visą, kuri jį motyvuotų ir matytų prasmę. Neįsiplėsiu, tik tai pasakysiu, kodėl taip labai svarbu atlyginimas. Mes turime labai gerai ir vakar minėta, daug labai gerų priemonių ir mokyklos aprūpintos, aš turiu omeny ne tik tai bendrojo ugdymo, bet ir profesinės ir taip toliau. Ten stovi tokios ir įrangos laboratorinės, kur ne kiekviena dar pramonės įmonė tą turi. Bet dažniausiai jinai būna nauja, o kai kur įrankiai būna net ir tepaluoti ir neišpakuoti. Ir kartais stovi robotai puikus ir klausim, jūs turit robotą, kaip gerai, kaip jums sekasi? Sako, žinot, mokytojas, kuris mokėjo, išėjo. O dabartinis nemoka. Ir va turime tokią situaciją. Tai mes turime pritraukti ir tik tai per, sakykime, skatinimo priemonės.
Tai aš dar noriu reaguoti. Tai iš tiesų, kaip nepadori šito auditorijai nuskambės, bet sakyčiau, kad pinigų yra pakankamai. Ta prasme, mes žiūrime į bendrą katilą. Dabar gal meras galės praskiesti tą informaciją labiau su savo praktika, bet iš esmės pas mus yra perkrauta sistema. Ta prasme, jeigu žiūrėtume, kiek mokytojų tenka mokinių, tai tenais apie 14, beros vidurkis yra Europos Sąjungos, 13-14 mes esame kažkur ties, beveik praktiškai vidurį. Kai pasižiūri pagal duomenis OECD, kiek darbuotojų švietimo sistemoje aptarnauja mokinius, pas mus yra 4 mokiniai, tenka vienam darbuotojui. Ir čia mes gerokai vėlenkiame Europą. Tai reiškia, yra žmonių, kurie nekontaktuoja su mokiniu, jų yra gerokai daugiau negu tie, kurie kontaktuoja. Ir tai reiškia, aš nesu tos srities specialistas, nesu susidūręs su tuo, bet tai mano supratimu yra aptarnaujantis personalas, kažkokie ūkvedžiai, kažkas tai dar kažkur, kurie už scenos ribų yra. Tai čia reikėtų susitvarkyti. Antras dalykas, mes tikrai turime problemą su infrastruktūra, tai yra per daug europinių pinigų nukeliavo į infrastruktūros projektus, į trinkeles, į dar kažkokius tai tokius panašius dalykus, kurie dabar kuria kaštus ir kurias reikia išlaikyti. Tai čia labai skaudu, bet kaip sakyti, Europoje ar galiu aš nusipirkti bažnyčią? Be problemų. Bažnyčia pardavinėja bažnyčias, savo šventovės, jeigu jos yra nenaudojamos. Bet mums parduoti mokyklą, be šansų yra. Tai vėlgi, ta prasme, vienas iš punktų, kur reikėtų kreatyviai žiūrėti, atsisakyti balasto, kuris mus tempia. Čia lygiai taip pat kaip šeimoje, jeigu nusipirki 5 automobilius, važinėjai su vienu, jie tavęs paskandins vieną dieną, nes juos reikės išlaikyti. Ir panašu, kad Lietuvoje tas vyksta. O tik tai pritarint dėl mokytojo investicijų, tai vėlgi, žiūrint iš verslo, labai paprastai žiūrima. Ta prasme, kas kūrė produktą ir kas yra produktas. Produktas yra mokinys. Kas kūrė produktą mokytojas. Tai faktas, kad į mokytoją reikia investuoti tam, kad turėtų gerą produktą. Nes Lietuvoje dažnai pasiklystam. Dabar irgi, vėl nukrypsim į politiką šiek tiek, bet man tai skaudu šiek tiek skaitant paskutiniam dienom Delfi, kai yra sakoma, mes sukursim darbo vietas. Kur jūs jas sukursit? Kur? Ta prasme, iš biudžeto mokėsim, ta prasme, paimsim pinigus iš tų, kurie uždirba pinigus ir atiduosim tiem, kurie neuždirba. Tokia programa skamba šiandienai. Tai yra vietoj to, kad atsivesti įmonę, kuri tas darbo vietas sukurs pati. Nereikia kur darbo vietų. Jūs nekurkit jų ten, nekurkit to, ko nemokat kurti. Reikia kurti tą, ką moki. Tai yra pritraukti įmonės. Įmonė sukurs darbo vietas. Pritrauk mokytoją, mokytojas sukurs gerus mokinius. Mokiniai sukurs gerą ekonomiką, ekonomika duos didelį procentą. Čia yra labai paprasta ir labai sunku to pačiu padaryti. O dar paskutiniai, tik tai, kad neužimt labai daug eterio, bet mes dar daug laiko turim, aš matau. Tai iš praktikos galiu pasakyti, kadangi Vilniaus universitete tenka dėstyti šiek tiek, bet magistrantam, tai atėjus iš verslo su magistrais yra kalbėtis labai lengva. Teko pavaduoti su bakalaurais. Jau buvo, bent čia mano asmeninis potyris, tai jau šiek tiek trauma, nes tu pradedi bendrauti su kažkuo kitu, kuris nėra tavo erdvėje. Ta prasme, reiškia, tu jau turi prisitaikyti, bet tai yra padaroma. Teko mokyklos kvietė skaityti pamokas kelias tenais apie ekonomiką, bet žiūri, jau akys plaukia. Tai reiškia, jau tu netlieki savo funkcijos ir man prisitaikyti jau yra ganėtinai sunku prie mokinio. Tai irgi nėra taip paprasta. Kai kalbam apie tai, kad pritrauksime čia kažkokius mokytojus iš verslo, tai galbūt, bet aš iš savo patirties sakau, kad čia irgi yra, ta prasme, čia yra menas, kiekvienoje srityje menas yra ištransliuoti tai, ką tu nori. Ir su tais vaikais to pedagoginio išsilavinimo reikia, nes matai, kad tavo žodžiai nepasiekia tų sielų, tų akių, kurios žiba, kurios nori gauti, bet jos nori gauti specifiniu būdu. Tai, kaip sakant, ne visą laiką tie receptai veikia. Ko gero, čia yra, atsiprašom, neišvengiamas dalykas, kai mes kalbam apie švietimą, kad iš visų pusių nukrypstam į problemas ir iššūkius. Tai mokytojų trūkumas jau aptarėm, didžiulis iššūkis. Finansai iššūkis. Buvo COVID-as iššūkis. Taip pat vadovėlių trūkumas iššūkis. Tai iššūkių yra iš visų pusių daug ir turbūt tos praktikos tvarkantis su iššūkiais plačiaja prasme yra prisikaupę. Tai
kaip ir visada, aišku, iššūkį galima žiūrėti kaip į tragediją, iššūkį galima žiūrėti kaip į kažkokio kūrybiškumo variklį. Tai jūsų nuomonė, tvarkantis su šitais iššūkiais kylančiais, kokių mes gal jau dabar turim gerųjų praktikų, kurias galima pritaikyti ir kurioj vietoj mums to kūrybiško mąstymo jūsų nuomonė labiausiai trūksta. Tai gal vėl nuo mokyklų pradėkime. Aš juokaudamas sakiau, kur rasti daugiau COVID krizių švietimui, ar ne šiuo atveju. Tai todėl, kad mes 30 metų investavom į IT raštingumą, investavom į vieno kompiuterio panaudojimo pamokoje projektus, visą kitą. 30 metų per 2 savaitės viską išmokom. Tai vat, kas tas varikliukas, kuris užsuka ir tam tikrus dalykus. Ir dabar ruošiamės 25 mokslo metam, jau pas mus bus 2 strategijos mūsų mokyklos metai ir šiemet panalizavom, kaip mes pildom mėnesio planus. Ir mėnesio planai pas mus turi spalvas. Yra strateginės kryptis ir yra kita veikla. Kaip ir visuose planuose. 2/3 mano mokykloje, aš turiu pačius geriausius Lietuvos mokytojus, 2/3 mano mokykloje yra kita veikla. Ir mes pradėjom diskutuoti, o kas leidžia žmogui neiti būtent link strateginių tikslų, kas svarbiausia, nes mes kaip ir sutarėm, kad 1/3 turėtų būti kita veikla, 2/3 turėtų būti strateginiai dalykai. Tai paprasčiau, nes čia užtenka atnaujinti, patobulinti, bet nereikia transformuotis, nereikia iš esmės keisti savo įpročių, ar ne, šitoj vietoj. Tai vat aš ką noriu pasakyti, kad mokykloje tie procesai vyksta kartais labai sunkiai ir aš galvoju, kad mums prasmės atradimas, dėl ko mes darom, ir man kaip istorijos mokytojui, aš drąsiai leisčiau savo mąstyti, kad gali ir istorijos tokios, kokia jį dabar dėstoma, gali būti nedėstoma mokykloje ir nematau tame problemos. Tai mums kartais trūksta to suvokimo tikslo ir prasmės, ką mes darom mokykloje. Aš vėl pasakysiu paprastai, jeigu nėra matematikos, tai yra blogai, bet jeigu spec poreikių vaikui nėra mokytojo padėjėjo, tai kaip ir normalu, ar ne? Bet tai jeigu dedi įtraukų į ugdymą kaip prasme, tai yra taip pat blogai, kaip nėra matematikos. Nes reiškia, tai tik deklaracija įtraukusis. Tai šitoj vietoj man daug tokių prasmės klausimų kyla ir aš galvoju, kad va tada investicija atsiranda, kada aš sugebu kažko tai atsisakyti savo geroviai šiuo atveju mokykloje, suprasdamas, kad to reikia mūsų ateičiai. Tai va man tos prasmės supratimo labai trūksta. Ir aš galvoju, kad su mokytojais reikia šnekėtis toj vietoj, reikia turėti politinės valios tam tikroj vietoj, padaryti tam tikrus sprendimus, ieškoti visai netradicinių. Aš žinau vieną šalį, kur visos reformos esmė buvo pastatyta pereiti prie 60 minučių pamokos. Ir kiek aplink tai pradėjo suktis. Vadovėlių klausimas, metodikų klausimas darbo klasėje, įtraukties klausimas, diskusijų klausimas, paprastas veiksmas nuo 45 minučių iki 60. Pavėžėjimo klausimai, maitinimo, viskas keičiasi dėl vieno veiksmo, bet visi sukasi aplink šitą dalyką. Tai COVIDas gera pamoka, mokykimės iš jos. Kiekviena krizė gimto ir galimybė, ne? Nes vienam yra krizė, kitas mato tame galimybę, ne, išaukti. Tai jeigu kalbėti apie mūsų Lietuvos ekonomiką, čia truputėlį galint su švietimas tema, bet pažiūrėkite, šiaurės šalyse ekonomikos krizė, Vokietijoje krizė, o Lietuva auga. Tai reiškia, mes radome galimybę, pasinaudojame jų galbūt krize arba jų silpnybę, kur mes atradom savo privalumus, stiprias pusės ir to užaugome. Ne? Tai su švietimu lygiai taip pat, ir čia turbūt galėčiau pasakyti, kad mūsų bendruomenė, gamybos verslo įmonės, galbūt pradedant nuo nedidelės kompanijos, kuri ten turi 3-5 žmonės ir baigiant tą pačią žinomą Teltoniką, būtent suvokė ir suprato, kad yra blogai, yra krizė, bet mes turime rodyti iniciatyvą ir ieškoti būdų, kaip sakykime, padaryti geriau, kad švietimo sistema galbūt veiktų geriau, arba padėti švietimo sistemą ir pritraukti daugiau specialistų, būtent specialistų su reikiamom žiniomis ir įgūdžiais į pramonę, sakykime, arba paslaugų įmonės. Ir, keletas pavyzdžių, sakykime, suprasdami tą visą dalyką, žiūrėkit, kiek atsirado stipendijų, ne? Kiek atsirado visokių prizų, kiek atsirado visokių renginių, ne? Ir kalbant
įmonių pačių duodamomis dotacijomis ir įvairių projektų ir taip toliau. Ir mes, sakykime, taip pat tą pradėjome iniciatyvą jau su savo nariais, su savo bendruomenė ir organizavome STEAM Team jaunų inžinierių čempionatą, kur ten vaikai gali panaudoti savo kūrybinius gebėjimus ir sukonstruoti Goldbergo mašinas ir ten laimėti 1000 prizų. Ten komunikacinę kampaniją pradėjome. Dabar sekančiais metais pasakysime didelį ačiū STEM mokytojams. Mes organizuosime sekančiais metais geriausių matematikos, fizikos, chemijos mokytojų apdovanojimus. Jie gaus ir prizus, ir gaus keliones ir taip toliau. Ir va čia tos stipendijos, tie žaidimai, kažkokie paskatinimai ir komunikacija, rodanti, kad technologijos ir inžinierija yra gerai, davė vaisių. Dabar paskutiniai rezultatai yra kokie. Mes darome Spinter taip pat research tyrimus ir užduodame klausimą. Čia yra reprezentatyvi apklausa ir sakoma, kaip Jūs manote, ar inžinierijos profesija yra perspektyvi? Taip? Tai tie, kurie sakydavo visiškai sutinku, kad inžinierinė profesija perspektyvi, buvo berods 31–32%, kurie tik tai sutinka, nebejonė. Dabar jau yra 43%, tai yra plus 12 augimas. Tie, kurie na, kaip ir daugiau sutinku, taip pat jie padidėjo ir dabar bendra sudėjus apklausos duomenys, kurie sako visiškai sutinku ir labiau sutinku, iš 72 pavirto į 81%. Tai kaip ir teigiamas pozityvus dalykas. Tai koreliuojasi su stojimo rezultatais į profesinės, į kolegijas ir universitetus. Jeigu tai pasižiūrėti mūsų visą kreivę stojančiųjų į mokyklas, tai jinai visur leidžiasi. Ne? Kodėl leidžiasi? Nes abiturientų vis mažėja dėl demografinės situacijos. Bet įvyko tai, kad ta visa akcija, tas vaibas, kuris parėjo, kad rinkis inžinieriją ar tenais eik mokytis technologijų ir taip toliau, davė tai, kad 22 metais sustojo kritimas, aš turiu omeny į inžinerijas, technologinės kryptis, bet inžinierija, supraskit, kad tai nėra tik metalas, elektronika, yra statybos inžinierija, kelių inžinierija, biotechnologijų inžinierija ir taip toliau. Ir nustojo kristi ir dabar jau 2 metai iš eilės pradėjo augti stojančiųjų skaičius. Ir dabar mes žiūrėjom paskutinius duomenis, kurias gavome, tai lyginant 22 ir dabar 24, kai vaikų sumažėjo stojančiųjų į inžinierinės kryptis, programas padaugėjo 10%. Tai va čia yra tik tai geri pavyzdžiai, kaip švietimo bendruomenė, verslo iniciatyva atranda galimybių paskatinti vaikus kažkuo domėtis, kažką darytis ir tada prasideda pokytis. Tai va mums reikia pokyčių, bet pokytį daro ne vienas Darius, ne Marius visi tik kalbėdami, bet daro ir švietimo bendruomenė, daro verslo bendruomenė ir savivaldybės, vietos savivaldybės bendruomenė taip pat yra labai svarbus, sakykime, ta dedamoji dalis, kuri padaro pokytį rajone. Na, nesu praktikuojantis krikščionis, bet man patinka Biblijos motyvai. Tai ne veltui Mozė po 40 metų po dykumą vedžiojo, ta prasme, kad karta pasikeistų tiesiog ir paskui paieštume naują lapą, tai nedaug liko. Dar 10 metų reikia. Bet jeigu rimtai, tai iš tiesų turi keistis požiūris į to, ko mums reikia ir būdai, kaip mokinti. Ir mokintis. Tas yra labai svarbu, ką mes ir palėtėm. Nemokinti ir mokintis daugiau iki 12 ar nuo 12 pratesti iki 1 nakties, bet efektyviau. Ir čia yra labai didžiulis iššūkis, nes mes turėjom 4 pramonės revoliucijas. Ko gero galime sutikti, kad 4 jau yra įvykus. Ta, kuri įvyko po COVID, technologinė ir panašiai, kai mes išmokome naudotis pagaliau kompiuteriais, prisijungti prie Messengerio ir panašiai. Bet visi sako, kas bus, kai vyks dar viena pramonės revoliucija? Nieko, bus geriau. Bet esmė tame, kad kai vyksta pramonės revoliucijos, 99% žmonių nežino, kas tai yra per technologiją. Ta prasme, jeigu atsirado konvejeris, tai ten 99% nežinojo, kaip jisai veikia, kaip jį naudoti ir kome čia jo gėris, bet paskui visi surado savo darbą. Kai atsirado IT sritis, irgi niekas nežinojo, kaip programuoti, bet sugebėjo prisitaikyti. Bet mūsų šalis, Lietuva, yra labai maža. Jeigu mes norim tą pyragą auginti, mes turime taikyti tą 1%, kuris supranta, kaip vyksta technologiniai virsmai ir tos technologinius virsmus pasikinkyti. Ir tada mes turėsime tas šalis, būsime tarptų šalių, kurios nebus vidutiniokės.
Nes jeigu mes būsime tarptų 99%, mes būsime vidutiniokai, mes jau esame vidutiniokai. Mes jau esame papuolę į tam tikrus pastus, kai mūsų pajamos ir mūsų ekonomika labai gerai auga, vis labai džiaugiamės, bet vejamės vakarus, kurie yra nudvėsi. Iš esmės, ekonomikos nesivysto paskutinius 10 metų ar 20 vakaruose. Nes vejamės tuos, kurie neauga. Auga kitos šalis, auga kinai ir amerikiečiai, kurie turi technologinį pranašumą, kurie taiko į dirbtinį intelektą, taiko į IT sistemų naudojimą, pritaikymą ir panašiai. Tai reiškia, per trumpesnį laiką tu turi pasiekti didesnį rezultatą. Ne daugiau laiko, bet trumpesnį laiką, didesnį rezultatą, didesnį savęs savo gyvenimo patenkinimą, nes vis tiek, kaip ten pasakyti, grubus tas posakis, kaip sako, darbas puošia tik arklį, o žmogų pinigai. Tai šitoj vietoj turime efektyviau ir daugiau uždirbti tam, kad pasiekti. Ir čia mes turime konvertuoti tą savo mąstymą. Mes turime, ko gero, dar 10 metų palikimo apie tai, kaip mes organizuojam savo darbą. Tai yra per daug mokinamės, per daug, bet ir per mažai, sakykime, stengiamės prisitaikyti prie samos situacijos. Tai yra mąstyti, analizuoti, pasiekti rezultatą per mąstymą, bet ne per situacijos suvokimą. Nes akivaizdu, kad technologijos mus įgalina padaryti tai, ko mes negalim. Dabartinis dirbtinis intelektas man įgalina padaryti, ko aš gyvenime negalėčiau padaryti. Ir vėl nežino dar, kokios bus technologijos. Tai čia turi būti tas didžiulis, dabar kokius tikslus išsikelt. Aš turbūt tų receptų sunkiai pasakysiu, aš tik tai vėlgi galiu remtis į savo patirtis, kurias turiu, nes turiu 2 sūnus. Vienas, ačiū Dievui, jau išsirito iš lopšio ir išvažiavo. Ir tas lopšys man visai patiko, jisai ėjo tarptautinį bakalaureato programą, kur iš tikrųjų yra labai daug būtent to mąstymo ir kur sako, tu nesupranti matematikos, tai ir mokykis, susirask atsakymą, niekas tau nepaaiškins, kaip čia. Mokytojas dirba su tais, kurie nemoka surasti atsakymą. Tai kitas mano sūnus mokinasi pagal kitą programą, mes su juo sėdime iki 12 nakties. Aišku, gal gebėjimai skirtingi, ačiū Dievui, jie negirdė būdų, bet gebėjimai yra skirtingi, bet akivaizdu, kad kažkas yra ne taip, kažkas yra kitaip. Tai čia, aišku, jums klausimas, kodėl yra kitaip. Aišku, netmetant to, kad gebėjimai yra kiti. Norėčiau įsiterpti trumpai, jeigu galima, nes turim porą klausimų iš auditorijos. Gebėjimai, žinot, Lietuvoje visi nori žaisti futbolą, ypatingai jaunoji karta, bet kažkaip kaip nesiseka tą futbolą žaisti, taip ir nesiseka. Reiškia, kažkurioje vietoje spragos yra ir tikrai pritariu prelegentams, kad geriausios investicijos yra į pedagogus ir jų rengimą, kas vėlesniam rezultatė turbūt duoda geresnius mokymosi rezultatus, bet aš tikrai norėčiau atliepti, kad mes dažnai taškomės ne ten, kur reikia, nesisikoncentruodami ten, kur yra. Ir prispausdami vaiką, įstatydami į rėmus, įstatydami mokytojus į rėmus, neduodami jam laisvai reikštis, manau, kad šitoje vietoje mes dar neišėjom iš to mąstymo, kad tik laisvas žmogus gali sukurti geresnius rezultatus. Tai visiems turbūt to ir palinkėsiu, kad ta sistema nebūtų statant į rėmus, jinai laisvintų žmonės. Taip, atsiprašau, galbūt nutraukiau, tikrai įdomu jūsų klausytis, bet mes turim porą klausimų, daugiausia dėmesio sulaukiusių. Tai Artūras klausė, lėšos skiriamos NVŠ krepšeliui, ar turime riboti krepšelių skaičių mokiniams, ar turime ieškoti galimybių krepšelį skirti visiems norintiems jį gauti mokiniams? Tai žinot, aš prieš tai ir pasakiau, kad mes viską statom į rėmus, eurus, į kažkokius rėžius ir kitus dalykus, o nepaliekam, pavadinkim, didesnių laisvių. Aš manau, kad jeigu būtų galimybė kurti laisvesnį sistemą, turėtumėm tikrai geresnį rezultatą, negu dabar apsiribotumėm, nes NVŠ ir krepšelis tikrai yra gera sistema, kuri yra sukurta ir kuri gali padėti. Jūs taip žiūrite į mane, lyg aš būčiau uždavęs. Ne, bet jūsų vaikai turbūt irgi naudojasi NVŠ sistema, bet ką jūs pamatote, jeigu NVŠ pakilo 5 eurais, atitinka ir mokestis pakilo 5 eurais. Tai kelkite NVŠ kuo daugiau. Aš tai merui paprieštarausiu tuo požiūriu, kad savivaldybėms labai patinka tai, kas ateina iš nacionalinio biudžeto, ar ne šiuo atveju. Tai, kas iš savęs dažnai savivaldybėse girdim, kad mes pinigų neturime ir visa kita ir panašiai. Tai niekas nedraudžia savivaldybėms ir dabar NVŠ principų atsisakyti neformaliojo švietimo įstaigų ir šiek tiek liberalizuoti ir paleisti. Tie patys estai, apie kuriuos minim, atsisakė kultūros įstaigų kaimuose ir tuos visus pinigus atidavė bendruomenėms. Ir pasakė,
jūs naudokit kaip jūs norit, mes Lietuvoje tai padaryti neišdrįstume, ar ne? Bet aš vėl, kada kalbam apie investicijas į mokytojus, ar ne, vat, kas yra kalbama plačiaja prasme, aš pridėčiau vieną labai paprastą sąlygą į gerai dirbančius mokytojus. Ir neturėtumėm vieną kartą tą pasakyti labai aiškiai šiuo atveju, kad yra gal tu klasikinis mokytojas, superinis esi praeitam amžiui, tu tikrai labai daug nuopelnų turi, bet tie tavo to kompetencijos, kurios dabar reikalingos ateičiai, jau yra pasenusios. Aš kaip mokytojas mėgstu standartizavimą. Gerą standartizavimą aš mėgstu. Aš mėgstu žinoti, ko iš manęs nori šitoj vietoje. Ir bakalaureato pavyzdys, pats turiu praktiką ten darbo, ten yra aiškus keliai ir aiškus pasirinkimai. Ir dėl to ten mokytojas yra saugus. Pas mus, kada yra daugiau kaip 5 pasirinkimai, tai veda į vieną instituciją ir kai kuriuose institucijose būsių mokytojų yra beje daugiausia. Tai šiuo atveju žmogus nėra beribių galimybių, jis turi turėti tam tikras ribas. Mokytojo kūrybiškumas yra ne pačiam viską sukurti nuo nulio, o kūrybiškai pritaikyti tai, kas yra sukurta. Tai va, daug tokių įžvalgų galėčiau mėtyti čia, bet aš vėl grįšiu prie minties. Atnaujinam ir išlaikom tai, ką turim turėti 2-3, nedaugiau investicijų kryptis būtent švietimo srityje. Viskas, kas daugiau, tas yra nesveika. Deja, čia paklodės tampimas prasidės tarp socialinės, kultūros ryčių, pačiam švietime. Pabandyk pasakyti, kad etnokultūrai nuo kitų metų nebus skiriama pamokų. Arba bus panaikinta 3 kūno kultūros pamoka ir pilietinio ugdymo pamoka ir tie pinigai bus nukreipti į veiksmą. Pavyzdžiui, kad vaikai sportuotų po pamokų, kad jaunimo organizacijos atsirastų. Ar jums pavyksta reforma? Abejoju. Pratęsiant tiesiog tą mintį apie ten investuoti, kur yra, tai vėlgi ten toje vienoje knygoje yra rašoma, tam, kam duota, bus duota daugiau, tam, kad ten, kur sėkla nukrito į dykumą, jinai niekada neišauks. Tai kalbant apie tai, kad turime investuoti ten, kur yra duodama grąža, nes jeigu tu mėtai pinigus ten, kur jų nėra, jie neturi galimybių užaugti, tai yra rezultatas. Dabar, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos išsirinko Donaldą Trumpą. Donaldo Trumpo, kaip jūs galima mėgti, bet ta prasme programoje yra parašyta. Mažinsi mokesčius įmonėms, kurios uždirba ir nuimsime finansavimą mažai uždirbantiems žmonėms sveikatos priežiūrai. Baisu, ne? Bet iš esmės, paėmė pinigus iš ten, kur jie yra, nesidaugina ir perduodi ten, kur dauginasi. Ir čia yra labai paprasta. Tai va čia yra prioritetas ir turime į tai žiūrėti. Ir aš įsivaizduoju, kaip etnografinių pamokų, jeigu neliktų, tai kaip koks būtų šauksmas gyvybiškai, kaip čia mes neišgyvensime, neiškvėpuosime. Bet vienas labai trumpas dar pastebėjimas. Kaip gali sprendimo priėmėjas priimti teisingą finansinį sprendimą, kai finansinio raštingumo mokykloje nemokama. Mano 2 vaikai baigė, vienas jau baigė, kitas baiginėja, jie pusę metų paklausos ir pasiūlos kreivės stumdė, pirmyn atgal, kas yra valandos turbūt klausimas. Ir baigėsi visos ekonominiai. Jeigu tu nepasirenki studijų, kurios turi ekonominį arba finansinį kažkokią tai pokrypį arba kryptį, tu gali baigti savo gyvenimą, niekada nesu išgirdęs apie pinigus, kaip juos reikia valdyti. Jeigu tėvai, o greičiausiai tėvai niekada nėra girdėję apie pinigų valdymą, nes jie žino, kad reikia nupirkti butuką ir išnuomoti, ir viskas to baigėsi, jie irgi niekada neduos jokios pasiūlymo, kaip valdyti pinigus. Ir tada ateina sprendimų priėmėjas, kuris niekada negirdėjęs apie pinigų efektyvumą ir pinigų valdymą, priima sprendimą dėl švietimo sistemos, dėl socialinių reikmių, dėl karo reikmių, dėl gynybos reikmių. Tai va čia ir turime problemą. Tai čia irgi švietime irgi yra tam tikrų sričių, apie kurias niekada negirdim. Galim girdėti apie lytinį švietimą, bet apie finansinį švietimą, duok Dieve, kad dar gal kada nors ir išgirsim, bet ne šį kartą. Dar? Aš tik tai papildysiu, ką pasakė mokyklos vadovas, kad motyvuoti, kažkaip skatinti tuos geriausius mokytojus. Ne? Tai iš tikrųjų ir mūsų įmonių ir asociacijos pozicija lygiai panaši yra ir mes susitikinėdami su partijomis prieš rinkimus lygiai tą patį pasakėme. Kai kalbame apie švietimo įstaigų finansavimą, dažniausiai kas yra mokinio krepšelis, teisingai, ir tada kitos dotacijos, ar tenais išlaikyti infrastruktūrai, ar tenais kažkokiam įsigyti įrangą, ar per biudžetą, ar iš europinių pinigų, mes sakome, padarykime dar vieną dalį.
bonusuoti, motyvuoti, skirti biudžetą už pasiektus kokybinius rezultatus. Kokie tie kokybiniai rezultatai galėtų būti, tai čia yra visos bendruomenės diskusijos objektas. Bet tada mokykla turėtų krepšelį motyvuoti mokytoją arba pati nuspręsti, kurgi reikia tame galbūt regione, nes regionai taip pat turi specifiškumą, ne? Tai duoti ir daugiau galbūt savivaldai laisvės, bet ta laisvė turi būti skatinama per pasiektus rezultatus, kokybinius rezultatus. Aš tik tai gal labai trumpai, mes turim švietime indėlio, proceso ir rezultato rodiklius, tai mes labai mėgstam žaisti su proceso rodikliais. Su indėliu, kol išsimušam investicijas, įgyvendinam projektą ir tada visi pamirštam, kad ten toliau reikia palaikyti, nes projektas baigėsi. Tai tada tik procesą žaidžiam, rezultato nebereikia. Tai va čia mes toj virtiniai. Aš labai džiaugiuosi ir va čia tą, ką norėjau pasakyti, ką jūs minėjote apie tą 10 metų. Nedaug liko, tikrai sutinku. Aš kartais juokaudavau, kad tikroji reforma švietime įvyks, nes mes visą švietimą traukiamės vienu metu ir visi kartu senom mokykloje. Tai gal iš problemos paverskim galimybę, kai po 10 metų nebeliks mokytojų, tikroji švietimo reforma ir įvyks. Mes turėsim kažkaip išspręsti šitą klausimą. Ir mano mokykla, kur aš dirbu, plėtėsi, aš keistai jaučiuosi dažnai 60 mokytojų tarpe, aš esu 10-ukė vyriausių žmonių. Pas mane yra ir aš atsilieku nuo jų tam technologiniam raštingume, aš matau, kaip jie visai kitus kampus žiūri, kaip jie visai kitus dalykus pasakoja. Aš jau ten jaučiuosi labai senamadiškai šiuo atveju ir aš bandau pasivyti juos. Tai aš galvoju, jeigu tas kolektyvas būtų atvirkštinis ir aš tas būčiau jaunatviškas, tai tada aš galvoju, apie kokį rezultatą mes kalbėtumėm. Turbūt tik apie valstybinio egzaminų rezultatus, bet nekalbėtumėm, kiek vaikai sukūrė. Vakar buvo klausimas, ką reikėtų paskatinti per tyrinėjimo meną. Ir mokytojai sako lyderystę, nes vaikai nesiima lyderystės, nes aš iš pradžių galvojau, kaip čia gražiau pasirodys konkurse, visa kita. Tai va, tie požiūrių dalykai yra labai svarbus. Vertybės, pagrindas, susitarti dėl rezultato. Aš bijau, kad ir ne tik neturim tikslų, bet neturim ir dėl ko mes tai darom iš tikrųjų. O labai trumpai, kiniškas hieroglifas krizė, jisai susideda iš 2 dalių, yra 2 hieroglifai, yra rizika ir galimybė. Tai, matot, į krizę, kai esi, gali pasimti galimybę, bet gali pasimti riziką. Tai dar 40 metų paklaidžiant.